Dominykas ir sveikinuosi naujame video. Šiandien eisime apžiūrinėti mišką. O šis miškas yra prie Talino vieno tokio miestelio. Tai gerai, ką mes pirmą matome? Mes matome čia kažkokią vietą. O čia medžiai aplėpęs. Delnasiai. Ką mes bandysime? Aš jokių daiktų nepasiėmiau, tik apsirengiau. Todėl galbūt pavyktų kažkokį čia medį gauti, kad galėčiau gal apsisaugoti, kažkas pultų. Op. Nu čia aišku jisai yra sučiuvęs, tikrai nenaujas, bet gal padės. Todėl ką mes matome čia, tai miško. Ir kad jūsų nevargint, aš dabar sustabdau, susitiksime su jumis vėliau. Radau čia kažkokią įdobimą, priartinsiu. Gal matos, ten yra kažkoks įdobimas ir nežinau, ar leistis ar nesileisti. Opa, va tai va atrodo iš kitos vietos prijaučiu arčiau. Fuck, nesileisiu dėl to, nes čia yra keistų augalų. O tai, gal čia nudilgins mane, gal čia mane sužeis. Todėl nenorėčiau būt kažko čia padirbtas. Todėl einam toliau, va tenais va. Dabar tokia nuokalnė. Nusileisime. Oh my god. Šiaip parašykite, ar jūs norėtumėte daugiau tokio tipo video, kaip aš kažkokį kitą mišką apžiūrinėjau. Šiaip labai mėgstu būti gamtoj. Ok, čia miškas labai įdomiai atrodo. Čia manis kažkoks šernas neužpultų. Einu per kažko, gal pažaisim, pamatysim Oi, krantu. Nerizikuosiu. Ir mane viską. Gal aš taip gąsdinu. Joj. Matosi, kad čia nešvariai viskas vyko. Nedarykit taip, žmonės. Bus blogai. Ką tik praėjau pro voratinklį. Kol kas civilizacijos nei kiek. Einu dar apžiūrėti šitą mišką. Ir kai kažką įdomaus rasiu, parodysiu. Gerai. Čia kažkaip jau atėjau prie šono. Apėjau va tenais, tai liko eiti į tą pusę. Tai nes čia apžiūrėjau visur aplinkui visą šitą. Nieko įdomaus neradau. Greitų metų turėtumėt išvysti video. Arba net shortsą. Labai dažnai būna randama va tokie kažkaip kaip ornamentai. Labai įdomu. Šis video nebus ilgas. Aš tiesiog vaikščiosiu po mišką. Tai kaip ir, jeigu norite įvairesnių video, parašykite savo nuomonę komentaruose. Pasubscribinkit šitą kanalą, palaikinkit. Ir varpelį numeskite. Nepraleisimut mano naujų video. Bet va čia tai einu labai giliai į mišką. Kažkaip čia jau atvira darosi. Bandau giliau eiti.
kraštą. Miškas nebuvo didelis. Jeigu norėtumėt, kad apžvelgčiau, kaip ir sakiau, kitą mišką, palikite savo nuomonę komentaruose. Ir, kaip ir sakiau, šis miškas yra Estijoje. Prie Talino yra mažiukas miestelis. Tai čia ir galima rasti šitą mišką. Ir jeigu norite apsilankyti, nežinau, galite apsilankyti. Jeigu norite sužinoti vietą, parašykit man tiesiog į komentarus, aš atrašysiu kokia vieta. Ir todėl susitiksime susitiksime kitam video ir viso gero.